Neseniai pradėjau pastebėti naują trendą. Kai kurie žmonės pradeda santykius su dirbtiniu intelektu. Nuoširdžiai sunku patikėti, iki kur mes nusiritom. Šiais laikais, kada bendrauti rodos yra paprasčiau negu bet kada anksčiau, mes išgyvename vienišumo ir atskirties epidemiją. Ir nereikia žiūrėti toli. Pavyzdžiui, Vilniaus universiteto apklausa parodė, kad Lietuvoje 79% jaunų žmonių jaučiasi vieniši, kas verčia suabejoti mūsų šalies kaip laimingiausių jaunimo valstybės titulu, bet čia kita tema. Jaunimo linijos psichologas Mykolas Kriščiūnas labai taikliai pastebėjo. Mes vis mažiau susitinkame gyvai, santykiai fragmentuojasi, daugiau rašome žinutes, rečiau kalbamės akis į akį. Tai nereiškia, kad tokiu būdu negalima palaikyti santykių, tačiau būtent taip santykiai tampa trapesni ir dažniau nutrūksta. Taigi, santykiai vis labiau persikelia į socialinės medijas. Žmonės praranda socialinius įgūdžius, o virtualūs santykiai tampa vis labiau paviršutiniški. Tai sukuria užburtą ratą. Sunkiau susirasti draugų realybėje, sunkiau ir internete. Ir kai nebelieka tikro artumo, atsiranda tuštuma. Ir štai čia įžengia dirbtinis intelektas. Visada pasiekiamas, visada malonus, niekada nesiginčia, niekada nesmerkia. Atrodo idealus partneris, tiesa. Nesvarbu, kad už ekrano nieko nėra. Svarbu, kad jausmas tikras. Tokie utopiniai santykiai. Bet su utopijomis yra viena problema. Ir Leninas bandė sukurti utopiją. Taip ir su dirbtiniu intelektu. Jis gali būti puikus įrankis. Kai kuriems žmonėms kartais apie sunkias temas išsikalbėti yra lengviau būtent jam. Ir tame nėra nieko blogo. Bet bėda prasideda tada, kai žmonės paskęsta iliuzijoje. Kai jie patiki, kad įsimylėjo dirbtinį intelektą. Juk dirbtinis intelektas atsako kone akimirksniu, klausosi be nuovargio, rodo kone beribę empatiją. Bet tai nėra tikra. Tai vadinamasis Tamugočio efektas. Žmogus įsivaizduoja ryšį, artumą, empatiją, meilę. Tačiau iš roboto pusės tai yra iliuzija. Meilės vedami žmonės vis labiau atsiriboja nuo realių santykių, draugystė suyra, socialiniai įgūdžiai degraduoja. Ir aišku, tai tik didina priklausomybę nuo įsimylėtojo dirbtinio intelekto. Ir žinoma, atsiranda tie, kurie tuo pasinaudoja. Ir štai mes turime labai pavojingą derinį. Vienoje pusėje vienišumo epidemija, kitoje didžiulė industrija, kuri iš šio vienišumo daro biznį. Kompanijos, kuria jai merginas ar jai vaikinus, kurie už mėnesinį mokestį tau rašo žinutes, virtualiai mylisi su tavimi ir prisitaiko prie tavo norų taip, kad taptų rodos idealiu partneriu. Viskas sukurta taip, kad kuo giliau tave įtrauktų ir, žinoma, kuo daugiau už tavęs pasipelnytų. Ir bene baisiausia tai, kad tokie produktai taikosi į pažeidžiamus žmonės. Vienišus, atstumtus, dažnai jaunus. Štai pavyzdžiui išpopuliarėjusi programa Replika AI, kuri leidžia tau bendrauti su virtualiu draugu. Pradžioje nemokama, bet už romantinius santykius jau prašomas mokestis. Arba kiniškos platformos, kur vartotojai perka kreditus tam, kad jų AI merginos ar AI vaikinai taptų dar šiltesni, dar intimesni. Net OnlyFansuose pradedama eksperimentuoti su dirbtinio intelekto sukurtais modeliais, kurie, jau turbūt pastebėjote tendenciją, visada pasiekiami, niekada nepavargsta ir iš tavęs nori tik vieno dalyko – tavo pinigų. Štai kur slypi klasta. Iš pradžių vis tai atrodo kaip smagus žaidimas, nekenksminga pramoga, bet pamažu žmogus vis labiau įsitraukia, investuoja vis daugiau laiko, emocijų ir aišku pinigų. Taip gimsta priklausomybė ne tik emocinė, bet ir finansinė. Ir kai iliuzija tampa stipresnė už realybę, atsiranda dar viena grėsmė. Psichologai jau kalba apie naują reiškinį – AI psichozę. Žmonės pradeda maišyti realybę su fantazija. Pavydi savo dirbtinio intelekto sukurtam partneriui, įsimyli jį, kartais net įsivaizduoja, kad gyvena kartu. Ir tai ne šiaip sau teorija. Pavyzdžiui, vieną belgą AI chatbotas pastumėjo nusižudyti, nes tai atseit padės kovoti su klimato atšilimu. Žvelgiant iš šono, santykiai su ChatGPT atrodo toks absurdiškas ir distopiškas dalykas, kad net sunku patikėti, kad tai reali šių laikų problema. Ir svarbu į tai atkreipti dėmesį. Pasidalinkite, ką apie tai manote komentaruose. Jeigu patiko, paspauskite patinka ir prenumeruoti mygtukus. Taip pat mano kūrybą galite paremti Patreone Spagetis, nuorodą paliksiu aprašyme. Šį vaizdo įrašą įkvėpė Penguinso video, taigi jei norite giliau pasikapstyti šioje temoje, nuorodą paliksiu aprašyme. Vasaros pabaigoje vyks diskusijų festivalis būtent ir aš dalyvausiu vienoje iš diskusijų ir rekomenduoju jums atvykti, nuorodą vėlgi paliksiu aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjot.